Sveiki visi, sulaukia dar vieno Eurolygos vakaro, o tai reiškia ir laidos Go Žalgiris. Daugiau taip žaisti nebegalime. Tokia buvo trumpa, bet labai aiški Tomo Masiulio žinutė komandai po nesėkmės prieš Dubajų. Psichologiškai skaudų smūgį sugėrė Žalgiris, dabar pasitinka lemiamą reguliariojo sezono finišą. Lieka vos dvejas rungtynės, abejos milžiniškos reikšmės. Na, o mūsų laidoje šį kartą išskirtinis pokalbis su vyriausiųjų komandos treneriu Tomu Masiuliu apie sprendimus, spaudimą, įtampą, pokyčius gyvenime ir net kaitavimą. Likite kartu. Iš komandos ginklanešio pats tapot komandos dirigentu. Kokios patirties, kokių patirčių ir pamokų jūsų gyvenimą įnešė darbas Kauno Žalgiryje? Visų pirma, tai aišku, galvoju, kad ėjau su tą mintim, kad tikrai daryti taip, kaip aš įsivaizduoju, daryti paruoš komandą, mažiau galvoti apie aplinkinius dalykus, koncentruotis į savo darbą ir tos patirties, kad vėlgi daryti, laikyti savo linijos, kaip tu įsivaizduoji, ką aš mačiau, kaip yra daroma, kaip yra ir tos krypties laikytis, kad kažką išmokau, nežinau, tai čia tik gal dar vėliau galėsiu pasakyti. Pralaimėjimai ir pergalės yra jūsų darbo dalis, kaip ir komunikacija. Ir NBA legendinis treneris Philas Jacksonas yra pasakęs tokią citatą. Pats svarbiausias dalykas trenerio darbe yra komunikacija. Ir būtent treneris tą suprato ir jam tai buvo viena sunkiausių užduočių. Dabar jau sezono pabaigoje, ar ne, jums tapus vyriausių trenerių, kiek jūs išvelgiate tos svarbos komunikacijos su žaidėjais ir su komanda? Tikrai daug. Šį sezoną nemažai išmokau, kaip ir vyriausiam treneriui vis tiek. Dabar matau, kad daugiau reikia su žaidėjim bendrauti, kaip mes ir taip pat išnekam, kad atrodo mes galvojam vienaip, bet tie žaidėjai visai kitaip galvoja. Tų idėjų, tikslų išsigryninimas, išsiaiškinimas vienas su kitu tikrai yra labai svarbus ir manau, kad šį sezoną šitą kryptimį tikrai padirbėjom ir kažkur ir rezultatai matėsi gal, bet atrodė irgi, kad mes vienanai galvojam šnekėti su žaidėjus, visi visiškai kitaip galvoja, taip kad tas toks suprastų sąlyčio taškus ir jį išklausyti kitus ir kad jie išklausytų ir mumis gal, tai yra svarbu ir ta komunikacija tikrai galiu pasakyti, kad yra labai svarbi. Labai daug metų dirbat kartu su Šarūnu Jasikevičiumi, šį sezoną abu kartus nugalėjote savo mokytoją. Ar buvo tokių situacijų, kai pamatėt, čia jau elgiuosi dabar taip kaip Šaras, arba apskritai kiek jo įtakos pamatėte savo sprendimuose, savo darbe? Ne, tai man kaip ir visi sako, ir Jonas Kazlauskas sakė, kad aš neturiu būti kaip Šarūnas Jasikevičius, aš ir nenoriu ir nebūsiu kaip jisai turbūt, bet kad daug tos įtakos yra ir daug matau savo ir sprendimus ir to, aišku, sprendimuose krepšinio vis tiek supratimas, mano bus panašus tikrai, nes mes kartu 8 metus kiek praleidom, tai kartu viską darėm, daug ką mokiausi iš jo kartu, taip kad čia tie krepšinis turbūt bus panašus, bet tas elgsena irgi, vėlgi mačiau iš jo viskas kaip yra, nenori, man tas gaunasi panašiai, aišku, tikrai nesilygioja, bet kad panašumų yra, bus, tai tikrai ir jis yra mano mokytojas ir didžiausias ačiū dar kartą jam. Tikrai įspūdingi buvo tie vaizdai po rungtynių, kaip jūs priėjote prie Jono Kazlausko. Gal galite šiek tiek papasakoti, kokią Jonas Kazlauskas jums turėjo įtaką, kiek jam esate dėkingas už tą indėlį jūsų gyvenime? Visų pirma, kaip ir minėjau, tai kad jis treneris, su kuriuo aš pasakiau, kaip žaidėjas aukščiausius savo laimėjimus, tiek Eurolygą, tiek seniai bronzą laimėjom. Jam vadovavom, taip kad jis, kaip ir sakiau, pakėlė mane iš niekur praktiškai. Aš buvau jaunas, nežinomas žaidėjas, treniruotėse parodžiau, ką galiu, stengiausi, patiko, turbūt kažkiek matė, kad noriu, tai pastūmė ir tada jau davė šansą ir to šansų bandžiau pasinaudoti ir pavyko ir tikrai jam esu dėkingas. Tuo metu tikrai negalvojau, kad aš būsiu treneris, tai buvau jaunas, ten apie virš 20 metų, tais laikais tai nelabai daug žiūrėjau, ką ten treniruotėse, kaip treniruotės vedamos, taip kad nesiruošiau, bet mačiau, kad disciplina, tvarka turi būti kiekvieno rolės irgi žinot, kas ką daro, tai tas vis tiek davė savo ir dar kartą vėl jam ačiū už visą tą, ką jis man padarė. Kaunas yra ta vieta, kur Žalgiris ir žalgiriečiai yra po didinamuoju stiklu ir, privatumo turbūt rasti nėra taip jau lengva, bet, kur yra tos Kaune vietos ar veiklos, kur jaučiatės tiesiog Tomas?
namuose daugiau kažkur tai išvažiuojam irgi. Šiek tiek už miesto per laisvą dienas mėgstam dabar čia pavažinėti, atras kažkur tų vietų šalia Kauno. Lietuva nėra didelė, bet tikrai labai graži, nes dabar paskutinius 5 metus negyvenam Lietuvoje, tai tikrai pasikeitus ir galima smagių vietų, kur pavalgyti ir šiaip gražių vietų aplankyti Panemunę, tą pačią pravažiuoti Panemunės keliu, taip tokios kažkiek tai, bet namuose turbūt labiausiai esu Tomas. Ir treneri, jūs labai žinau, kad mėgstate kaituoti ir žiemos metu Lietuvoje pakaituoti nėra galimybių, bet ar bent akies krašteliu jau nukeliaujate į tas mintis, kaip kaituosite, kaip ateis vasara ir ko labiausiai jūsų kūnas pasiilgsta to sezono metu? Tai visą laiką pagalvoju, ten gal kažkas sunkiau, ar ką noriu nusiraminti, pagalvoju, kad ten jūrai kaituoja gražu, smagu oras, o vėjas gerai pučia, geras oras, matai visą paplūdimį iš kitos pusės, nes mes dažniausiai matom iš pliažo pusės jūrą, o tu ten iš tos pusės matai tikrai labai gražu ir ten prie Montiškėse kaituojant Palangoje lėktuvai kyla ir irgi smagu, taip kad to tikrai pasiilgsiu, ten tada būnu savimi ir tas vėjas, ta bendruomenė kaituotų irgi tikrai smagi yra, taip kad esam savo stichijoje ir tikrai pabėgti, vėl išsitaškyti ir tam vandenį išsiprausti, viską pamiršti, viską atsijungti, tai tikrai labai yra smagus jausmas. Kas jūs užkrėtė tą aistrą kaitavimui? Žmona pradėjo ir po to visa šeima. Aišku, gytis dabar negali, nes profesija neleidžia, bet šiaip net ir dukra kaituoja, taip kad aišku, mes nesam ten kažkokie dideli profesionalai, bet tikrai man patinka valandą pakaituot, kai sakau, išprakaituot, pakeisti aplinką, pabūt gamtoj, vėjas išpučia viską, išsimaudai gerai, tai labai tikrai smagu. Treneri, mes su jumis dažniausiai kalbamės angliškai Eurolygos transliacijose ir visi mato jūsų progresą, bet kaip pats jaučiate su ta anglų kalba, kiek jums yra ramiau ir užtikrinčiau? Kiek blogai buvo anksčiau, reiškia, tai prasme. Tai aš vėl savamokslis, tas anglų kalba nebuvau, Amerikoje nestudijavau nieko, tai man tikrai šitos, kiek mokykloje mokinosi, ačiū mokytojom kažkiek, tai tikrai būčiau žinojęs, būčiau dar daugiau stengęsis, kad man anglų kalbos tiek reikės, bet kaip moku, taip galiu, kaip suprantu, svarbu žaidėjai, kad suprastų, bandau, tikrai tos anglų kalbos daug ir su žaidėjais bendrauju, tai normalu, kad tu visą laiką bendrauju ir kažkiek tai tų klaidų tikrai milijoną darau, bet stengiuosi. Svarbiausia yra, kad jūs suprastų, o kol kas tikrai suprantame visi, kurie jūs girdime. Treneri, čia jūsų pirmasis kaip vyriausiojo trenerio sezonas ir jums tenka tapti tokio įspūdingo ir tikrai labai įtempto reguliariojo sezono finišo dalimi. Kaip pas jūs matote tą laikotarpį? Aš suprantu, kad turbūt sakysite dar ir nieko nelaimėjom, ir nieko mes nepasiekėm, bet mums stebintiems jūs iš šono, tai suteikia didelę pasimėgavimo dozę. Ir visi šitie pastarieji mėnesiai suteikia neįtikėtiną puokštę emocijų. Irgi tikrai smagu ir kad tiek fanams, žiūrovams suteikėm tiek džiausmo, man matau ir girdžiu iš kitų, bet kaip ir sakau, tie skaičiai dar, ką mes čia, kiek rungtynių laimėjom, net negarantuoja mum įkritamųjų rungtynių tikrai, ir tos rungtynės prieš Dubajų praloštos skaudžios, dabar sunkios ir laukia ir Partizanas, ir Paryžius, kiekvienos rungtynės aukso vertės yra ir kiekvienos rungtynės mums kaip finalas, taip kad negalim per daug liūdėti ir per daug džiaugtis, nes vėl seka viskas eina tokiu greičiu, kad net nespėji. O kaip ir sakiau, kiekvienos rungtynės pasiruošėmės maksimaliai, o kaip išeina, taip išeina. Tai vėlgi svarbu, kad viską atiduotumėm. Kartais atrodo, kad gal kažko mažiau ir blogiau padarėm, klaidų visi darom, bet tikrai, kad visi stengiasi, visi nori, ir žaidėjai, ir treneriai nori, kad būtų dar geriau. Treneri, ačiū labai už jūsų laiką. Mes tikrai linkim paties geriausio įmanomo finišo. O mes linkime gero krepšinio visiems mūsų žiūrovams. Stebėkite rungtynes ne tik per TV3, bet ir per GO3, nes ten tiesiogiai transliuojamos visos Eurolygos rungtynės. Iki pasimatymo.